Taigi, ponas Kelai, tęsime tiesioginę transliaciją ir klausime jūsų, kodėl šiandien taip pripisot kiauliškai ir kodėl pjaunate grybą mūsų studijoje. Prieš tai pakalbėkime apie tai, ką jūs gėrėte. Niekam nepaslaptis, kad mėgstate žinot, ar gėrėte šitą šūdą, kuris mėtosi po stalu? Ja. Viskas su jumis aišku. Taigi toliau laidoje Simas ir jo linksmiausi vakaro įvykiai. Taigi Simai, prašom papasakoti, ką šį vakarą nuveikėt, su kokia net panelė kalbėjot apie kokius tai reikalus ir kaip jums visą tai sekėsi. Taigi, kalbėjome su viena panelė. Gerai, niekam šiandien įdomu. Ką jam tęskite, Simonai? Taigi, su ta panelė įsikalbėjome. Ar duotų jums pis, kaip manote? Nes aš iškart pasakiau, kad esu dar tam nepasirengęs. Jūs tikriausiai vis dėlto mėgstat padraugaut iš pradžių. Aš iš pradžių išvis esu linkęs ne į lytinius santykius, mane tai yra atstumiantis dalykai. Na, jūs buvote prieš tai vienuolių, tai gal tai daro įtakos jūsų šiandieniniams santykiams su moterims? Tada tai pizdavus. O pizdavės į šikną ar į burną? Ne, tai nepabijokime to žodžio, pizdavomės. Iš šiknos. Iš šiknos į šikną, kaip sakoma. Taigi čia buvo Simas, pablokime jam. Lauksime jo ir kitą laidą, nes dabar dirba pas mus studijoje ir kiekvieną vakarą jį galėsite matyti per panoramą. Gai TV. Taip, dabar sekantis momentas. Kviesime Gediminą Tunaitį į studiją. Gedai, ar jūs girdite mane? Gediminas dėja negalėjo atvykti dėl techninių kliučių, todėl... Sugedo saliarkos mašina. Taip, todėl teks laidą, kaip sakoma, nepabaigti. Klyrinti ir dėja išjungti šitą filmavimo įrašą ir atidėti kitiems kartams. Čia buvo Simonas, Daugantas, Vaižganta. Salam.